Treneri, pirmi 2 lygūs kėliniai, ką pakeitėt trečiam, kad taip lengvai viskas baigėsi šiandien? Iš tikrųjų tai nieko labai nepakeitėm, tiesiog pakalbėjom po 2 kėlinų per ilgąją pertrauką, kad tiesiog reikia geriau kovoti kamuolius, agresyviau lipti ant lentos visiems žaidėjams, ką tikrai ir padarėm. Po 2 kėlinių pralaiminėjom, man atrodo, kovą dėl kamuolių 7 net, tačiau galiausiai rungtynėm pasibaigus mes laimėjom kamuolius, kas yra be proto tikrai sudėtinga mūsų komandai, kuri yra, aš kaip kartais juokauju, jaučiamės truputėlį ir smulkesni, ir mažesni, bet tikrai didžiuojuosi savo komandą ir mūsų vaikinais. Joris Makarevičius, netoks lengvas sezonas jam, kaip karjera klostėsi iki tol ir šiandien matėm turbūt geriausią versiją, ką matėm ankstesniais sezonais, kiek svarbu jį tokį turėti komandai. Smagu dėl Jorio, iš tikrųjų sužaidė vienas geriausių rungtynių pats Joris, tai džiaugiuosi labai dėl jo asmeniškai. Tai va čia ir yra mūsų turbūt komandos tokia tvirtybė, kaip sakant, kai kažkas kitas negali sužaisti, tai Joris tada sužaidžia. Jam aišku svarbu, bet kaip sakant, dar laukia labai daug ateityje visokiausių rungtynių ir palinkėsiu jam ir visai komandai aišku toliau tobulėti.